ไกลได้แต่คิดถึงSveiki, šį kartą lankomės Tailando sostinėje Bankoke. Tailande vidutinis šypsenų skaičius viename kvadratiniame metre yra unikalus. Nuo pirmųjų žingsnių šioje žemėje susidaro įspūdis, kad jos gyventojai viskuo patenkinti – saulė virš galvos ir tropinė liūtimi, sėkme ir nesėkme, visais aplinkiniais ir patys savimi. Šypsena – tai nacionalinės filosofijos sanuki išraiška, reiškianti gyvenk džiaugdamasis. Tai pasitenkinimo ieško ir darbe, ir poilsyje, o jos priversti daryti tai, kas prieštarauja jų prigimčiai, praktiškai neįmanoma. Toks požiūris į gyvenimą nuo seno vadinamas Siamo liga, kuria beje labai lengvai užsikrečia ir Tailandą aplankę europiečiai. Ši valstybė viso pasaulio turistų simpatijas ir populiarumą pelnė vaizdingų paplūdimių, minkšto tropinio klimato ir gyventojų svetingumo dėka. Bankokas – pagrindiniai vartai į šalį, viena egzotiškiausių rytų sostinių. Tai visiškai kitas skurdo ir prabangos, šėlstančio naktinio gyvenimo ir nenurimstančios prekybos pasaulis. Šalia modernių dangoraižių glaudžiasi skurdus gyvenamieji kvartalai. Miesto panoramą paįvairina didingos, auksu spindinčios šventyklos ir dar 140 sostinę raižančių kanalų. Bankokui niekas nelieka abejingas, arba įsimyli, arba neapkenčia. Didingas ir užburiantis miestas, tai atsiskleidžia net jo pavadinime. Tikrasis jo vardas yra ilgiausias pasaulyje. Angelų miestas, didysis miestas, amžinasis brangakmenių miestas, neįveikiamas Dievo Indros miestas, pasaulio sostinė, apdovanota 9 brangakmeniais. Laimingasis miestas, turintis nuostabius karaliaus rūmus, primenančius reinkarnuojančio Dievo buveinę danguje. Miestas, kurį suteikė Indra ir pastatė Višnukarmas. Bankokas formaliai skirstomas į 50 rajonų. Administracinis suskirstymas tiksliai neatspindi realaus miesto veido. Bankoko verslo ir gyvenamieji kvartalai nuolat plečiasi, auga priemiesčiai. Pagrindinė miesto dalis, nebeturėdama kur plėstis, auga viršun. Mieste priskaičiuojama apie 1000 dangoraižių. Sutemus prasideda naktinis gyvenimas. Šis miestas niekada nemiega. Visą parą veikia parduotuvėlės, tradicinio tajų masažo salonai. Naktį veikia daugybė kavinių, karaokės barų, naktinių klubų, diskotekų bei gaugau barų. Jis taip pat yra pagrindinis Tailando upių ir jūrų uostas bei šalies verslo centras. Nepaisant to, čia vis dar esama rajonų, kuriuose gyvenimas vyksta taip, kaip vyko prieš 50 metų, bet kuriame iš Tailando kaimų. Centriniuose, greta vienas kito esančiose Pranakono ir Dusito rajonuose yra daug populiariausių turistų lankomų vietų. Šiuose rajonuose nėra dangoraižių. Stengiamasi išsaugoti autentišką miesto vaizdą ir didžiulę istorinę vertę turinčius pastatus. Bankoko daugiaaukščių džiunglėse yra ir žaliuojančių oazių. Lumfinio parką mielai lanko miesto svečiai ir vietiniai gyventojai. Aukščiausi dangoraižiai pliekia neonų, gatvėmis nesiliauja kamščiai, o šaligatviuose elgetos pasiruošę šokti ir dainuoti už keletą batų. Tai yra vietinė valiuta. Kanalizacijos kvapai maišosi su gatvėje čirškinamo maisto kvapu. Gyvenimas verda ir kunkuliuoja. Beje, tajai nemėgsta valgyti namuose. Jie netgi normalių virtuvių neturi. Gatvėje visko gausiai, pigiai ir greitai. Netgi prekybcentryje perkant jogurtą gauni šaukštelį, nes greičiausiai valgysi ne namie. Pasakiški vaizdai atsiveria nuo aukščiausio Tailando pastato Sky Bayok, kuris taip pat yra aukščiausias Pietrytinės Azijos viešbutis bei 4. pagal aukštį viešbutis pasaulyje. Tikra gyva 21 amžiaus didmiesčio iliustracija iš paukščio skrydžio. O vietoje tave vaišina nerealiausio dydžio krevetėmis ir krabais, pasakiškos skanumo sriubytėmis, sušiais ir jūrų gėrybių lazanija. O saldumynai? Bankokas velniškai žavingas. Velniškai. Vairavimo kultūra įstabi. Net sukasi galva, ypač lekiant tuk-tuku. Atvira transporto priemonė, kurioje tarsi sėdi motociklo priekaboje. Greitis nežmoniškas, lekiam prieš eismą ir smagu.
Čia visi automobiliai naujutėlaičiai. Tie, kurie neįstengia nusipirkti naujo mašiniuko, tenkinasi motoroleriu. Juo žymiai greičiau įveikti kamščius, kurių čia pilna ir kurie yra visiškai neprognozuojami ir nesibaigia nei vėliausią naktį. Jie išnardo tarp automobilių, išsirikiuoja prieš šviesoforą ir paskui visų būrių šauna pirmyn, neužsidegus žaliai. Motoroleris visos šeimos transporto priemonė. Ne problema žmoną su vaiku juo vežti, panelę pasisodinus šonu, nes ji su siauru sijonu, ar kompiuterį ant bagažinės virve prisirišti. Būnant šiame mieste privaloma aplankyti Didžiųjų rūmų kompleksą, kadaise buvusią Siamo karalystės valdovų rezidenciją. Dabar tai yra vienas pagrindinių turistinių traukos objektų. Itin puošnus ir ypatingų meninių įgūdžių pareikalavę rūmai buvo pastatyti 1782 metais. Iki šiol Tailando karalius juose rengia labai svarbias ceremonijas. Rūmų kompleksas sudarytas iš išorinių rūmų, kuriuose kadaise tilpo visa valstybės administracija, taip pat centrinių rūmų, kuriuose įrengtos karališkosios menės ir šalies verslui skirtos patalpos, bei vidinių rūmų, kuriuose karaliavo beveik vien moterys, tai karaliaus žmonos ir dukros, taip pat pilnametystės nesulaukę sūnūs. Vizito rūmuose metu tiesiog būtina aplankyti karališkąją laidojimo ir karališkąją karūnavimo sales. Taip pat rūmų komplekse stovi žymioji smaragdinio Budos šventykla Wat Pran Kaju, kurios centre 14 amžiuje sukurta 45 cm aukščio žalio mineralo Buda auksiniais drabužiais. Tai viena švenčiausių Tailando vietų, tad labai diskretiška apranga būtina, norint patekti į šventyklą. Atrodo, kad ši vieta moko to paties dalyko. Vienu metu daryk tik tai, ką darai ir mąstyk tik apie tai, ką darai. Visą savo esybę susikoncentruok į dabarties momentą. Karaliaus rūmuose yra pastatų, skirtų tik siauroms funkcijoms. Prieš rūmą, kuriame vyksta svarbios ceremonijos, stovi specialus namukas karaliui persirengti ceremonijos drabužiais, nenaudojamas niekam kitam. Arba patalpa, kurioje karalius paliekamas vienas nakvoti pirmąją naktį po karūnavimo ceremonijos, tam, kad galėtų netrukdomas apmąstyti savo atsakomybę ir pareigas tapus šalies galva. Dar viena dėmesio verta vieta – Wat Po. Tai yra viena didžiausių ir seniausių Bankoko šventyklų, užimanti 80 000 kvadratinių metrų plotą ir turinti didžiausią Budą ir jo atvaizdų kolekciją mieste. Pavadinta pagal Indijoje esantį vienuolyną, kur gyvasis Buda laukia nušvitimo sėdėdamas po didžiuliu figos medžiu. Panašus ilgaamžis medis auga ir šioje Bankoko šventykloje. Bene didžiausią įspūdį šventykloje palieka 45 metrų ilgio ir 15 metrų aukščio Budos žengiančio į nirvaną paauksuota statula. Ši šventykla taip pat yra ir seniausias viešojo mokymo centras Bankoke, kuriame buvo mokoma literatūros, mokslo ir religijos paslapčių. Wat Po nuo senovės taip pat yra tailandietiškosios medicinos centras, kuriame vis dar veikia 2 masažo paviljonai. Gyvūnų ir gamtos mylėtojai gali apsilankyti Dusito zoologijos sode. Anksčiau buvęs privatus karalių botanikos sodas nuo 1938 atviras kiekvienam, norinčiam pamatyti daugiau nei 300 žinduolių, 200 roplių ir 800 paukščių rūšių, įtraukiant net pačias rečiausias. Šiuo metu zoologijos sode gyvena net baltieji Bengalijos tigrai. Zoologijos sodo lankytojai gali mėgautis įvairių rūšių medžių pavėsių ir pasiplaukiojimu dirbtinėme tvenkinyje. Čia nuomojamos valtelės, o norintieji apžvelgti visą parką gali pasivažinėti apžvalginiu traukinuku. Netoli zoologijos parko tvenkinių galima pasiklausyti gyvos muzikos, aplankyti zoologijos muziejų arba tiesiog pabėgti nuo miesto šurmulio. Tai vienintelis miesto centre esantis zoologijos sodas, kuriame taip pat įrengta ir gyvūnų priežiūros įstaiga. Nong Noch tropinis sodas – dar viena vieta pabūti gamtos apsuptyje. Vieną iš pačių didžiausių Tailando, o galbūt ir viso pasaulio sodų galima rasti vos už 20 km nuo Patajos. Nong Noch kaime yra 240 hektarų ploto tropinis sodas, dar vadinamas orchidėjų parku. Jame yra nuostabus orchidėjų ir kaktusų sodas, palmių giraitė. Be to, šiame kaimelyje yra įkurdintas miniatiūrinis zoologijos sodas, kur svečiai gali pamatyti linksmą dramblių pasirodymą.
Siūlydamas puikią galimybę pasigrožėti gamtos turtais, Noh Noh kaimelis pristato lankytojams renginį, kurio metu galima pamatyti visą tajų tradicijų ir ceremonijų pompastiką bei žavesį. Dar viena turistų mėgiama pramoga – kruizas Čiao Prajos upe. Bankokas kartais vadinamas Rytų Venecija dėl miestą išraizgiusių kanalų, sutekančių į Čiao Prajos upę. Tad lankant Bankoką reikėtų skirti laiko ištirti kanalų labirintui. Čia siūloma pasiplaukioti trumpų kruizų upe, apsilankyti plūduriuojančioje turguje ar tiesiog atsigaivinti šalia kanalų. Norintieji praleisti daugiau laiko laive, būtinai turėtų išbandyti prabangę tailandietišką vakarienę kruizo metu. Ne vienas didesnis laivas siūlo romantišką aplinką ir puikų tradicinį miesto skoniui itin egzotišką maistą pasiplaukiojimo metu. Per kruizą atsiveria viena gražiausių Bankoko panoramų. Nuo laivo denio galėsite pasigrožėti didžiųjų rūmų kompleksu, šventyklomis ir šiuolaikinės architektūros objektais. Pasisvečiavę Bankoke, traukiame į šalies pietryčius, kurortinį miestą Patają. Pataja – miestas rytinėje Tailando įlankos pakrantėje, apie 170 km nuo Bankoko. Kažkada Pataja buvo nedidelis žvejų kaimelis, kol 20-ojo amžiaus viduryje jo paplūdimiai neišpopuliarėjo tarp Bankoko gyventojų. Vietnamo karo metu Patajoje įkurta ligoninė amerikiečių kariams ir karininkams. Nedidelis žvejų kaimas virto kurortu su visų pasilinksminimų rinkiniu. Erotiniai šou, laisvo elgesio merginos ir vaikinai tūša dieną ir naktį, kviesdami ir viliodami, siūlydami ir pamalonindami atvykėlius. Pasibaigus Vietnamo karui, amerikiečių karių pakrantės mieste nebeliko. Tačiau tajų merginų kompanijos ir egzotiškų pramogų ieškantis vieniši vyrai tebeplūsta į išgarsėjusį Tailando kurortą. Pastaraisiais metais Pataja stengiasi atsikratyti tokios reputacijos ir pasiūlyti daugiau pramogų šeimoms. Miestas traukia pačius įvairiausius poilsiautojus kaip vienas populiariausių pasaulio paplūdimio kurortų, stebinantis dangoraižiais, kurie savo aukščiu Tailande nusileidžia tik Bankokui, viliojantis patogiais viešbučiais, saule, jūra ir šėlstančių naktinių gyvenimų. Būtent netoli nuo Patajos galima pamatyti patį didžiausią sėdinčio Budos atvaizdą. Vos 30 km nuo šio kurorto yra didžiulis kalnas su 160 m Budos atvaizdu. Nuostabiausia tai, kad šis atvaizdas sudėliotas iš gryniausio aukso pluoštelių. Patį kalną supa nuostabus parkas, puikiai tinkantis relaksacijai ir meditacijai. Šią vietą globoja tajų karališkoji šeima, ji laikoma stebuklinga. Dienos metu aktyvaus poilsio mėgėjams yra atviri golfo ir teniso aikštynai, galima plaukioti vandens slidėmis ir burlentėmis, jodinėti žirgais, nuvykti į dramblių fermą ir jais išjoti į džiungles. Teminiai parkai ir botanikos sodai daugelį supažindins su įvairiaspalvių gyvūnijos bei augmenijos pasauliu. Ir tai tik mažas lašelis to, ką turistas gali pamatyti šiame unikaliame kurorte. Discovery Touras – mėgstama turistų pramoga. Turistai po didžiulę parko teritoriją keliaujantis mašinomis sustoja stotelėse nusifotografuoti su beždžionėmis, žirafomis, begemotais, meškomis, raganosiais ir stručiais. Grįžtant atgal į Patają aplankomas beždžionių kalnas. Čia gyvena laukinės beždžionės, o nuo viršūnės atsiveria nuostabus jūros peizažas, Patają supantis rajonai. Šiame kurorte yra išties apstu pramogų, tad norintys pasilinksminti ir gerai praleisti laiką, ras čia ką veikti. O dabar patarimai vykstantiems į Tailandą. Bankoke, Patajoje ar kituose kurortuose populiariausia miesto transporto priemonė yra tuktukas. Dėl kainos visada reikia derėtis ir tartis iš anksto, nes paprastai nuo pradinės sumos galima nuderėti 2-3 kartus. Taip pat galima naudotis taksimeter automobilių paslaugomis, tačiau reikia įsitikinti, kad yra įjungti skaitliukai. Taip pat galima išsinuomoti įvairios markės motociklų. Kad išsinuomoti tokį transportą, praktiškai net teisių nereikia turėti, užtenka paso kaip užstato. Be to, Patajoje galima išsinuomoti ir mašiną. Šalis yra saugi turistams, nors reikia laikytis būtiniausių saugumo priemonių kaip ir visose šalyse, norint išvengti smulkių vagysčių.
Rekomenduojama dėrėtis perkant bet kurią prekę. Netgi dideliuose prekybos centruose nuo fiksuotos kainos galima gauti nuolaidą, o mažose parduotuvėlėse ir turguje gali net įsižeisti, jeigu jūs visiškai nesiderėsite. Yra tik viena sąlyga – jums būtinai reikia šypsotis, nes juk ne veltui Tailandas vadinamas 1000 šypsenų šalimi. Būtina žinoti, kad iš Tailando draudžiama išvežti Budos atvaizdus, išskyrus mažų statulėlių arba paveiksliukų, kuriuos galima nešioti su savimi. Taip pat draudžiama išvežti antikvarinius daiktus bei platinos dirbinius. Juvelyrinių dirbinių išvežimui būtina turėti sertifikatą, gautą perkant prekę parduotuvėje. Tailandas yra priskiriamas šalims, kurios turi labai griežtą antinarkotinį kodeksą. Asmeniui turinčiam bet kokių narkotikų net labai mažais kiekiais, pavyzdžiui cigaretė su marihuana, gresia areštas bei yra baudžiamas kalėjimu ilgam laikotarpiui, o kai kuriais atvejais net ir mirties bausme. Tailando piniginis vienetas – batas. $1 apytiksliai lygus 36–42 batam. Lietuvos piliečiai, vykstantis į turistinę kelionę Tailande, šios šalies pasienyje gali gauti 15 dienų galiojančią turistinę vizą. Lietuvos piliečiai ir asmenys turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvoje dėl vizų į Tailando karalystę gali kreiptis į Tailando karalystės konsulatą Vilniuje. Tekstą parengė Deividas Serevičius. Tekstą skaitė Rolandas Janaudis.